Todėl po 22 valandos jūsų šitas susirinkimas yra neteisėtas. Dabar yra beveik 23 valandos, jūs jau beveik valandą kaip susirenkat neteisėtai. Ir kokiu įstatymu remiantis jūs čia taip teik? Susirinkimų įstatymų. O galit pacituoti tada vat straipsnį tą? Yra susirinkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis. Ir ten Tiek aš norėjau. Ir kaip ten rašo? Ir kaip ten rašo? Jūs galite internete pažiūrėti. O tai jūs negalit paskaityti? Aš pažodžiu jums nepasakysiu. O mes vieną žodį netai pasakysiu, gali būti, kaip sakoma, iškreipta po to. O mes turim tokį kitą vadovėlį, Konstitucija vadinasi. Ir ten rašo 36 straipsnėje, kad į taikius susibūrimus nedraudžiama rinktis tai žmonėms. Viskas tvarkoja. Aš tiesiog jūs įspėjau pagal susirinkimų įstatymą. Ir dar jums spręst, ką jums daryti. Ir dar Konstitucijai rašo, kad įstatymai prieštaraujantis Konstitucijai negalioja. Yra toks, skaitėt Konstituciją? Kas viršesnis yra, Konstitucija ir įstatymas tas jūsų? Šitą visi puikiai supranta. Kad Konstitucija, tai. Tai jūs mums trukdysite čia burtis? Ne, tikrai ne. Aš tiesiog jums pasakau, kas yra pasakyta susirinkimų įstatymė ir tiek. Jums spręsti, ar jums čia toliau stovėti, ar jums skirstytis. Čia yra jūsų valia, jūsų reikalas. Dėkui. Taip, viskas. Sėkmės. Aš tiesiog jūs oficialiai įspėjau. Dėkui. Čia įstatymas. O galim sužinoti tada bent jau jūsų vardą ir pavardę? Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Erikas Tomaševičius. Jo, viskas.